Treneri, kaip galėtumėte apibendrinti šias rungtynės? Trumpai tariant, galėčiau apibendrinti, kad pirmam kėliny neišnaudojom progų ir neužsimotyvavom visom rungtynėm kitom. Pradėjom neblogai, jie įmušė, mes grąžinom įvartį atgal, sukūrėm progų nemažai ir neišnaudojom. Ir ką noriu pasakyti, kartojusi jau ne pirmą kartą, kad kai esi komanda paskutinės vietos, tai nėra lengva išlaikyti emociškai rungtynės, neįmušdamas įvarčio, neišnaudodamas tų progų, kurias susikūrė tikrai 100%. Tai už tai tas antras kėlinys toks ir po truputėlį pradėjo krypti į kitą pusę. Tai, o trečias kėlinys labai daug pražangų, labai daug emocijų ir taip gavosi, kad neišlaikėm rezultato. O ir po pirmo kėlinio, atrodo, norėjot kai ką pasakyti teisėjams ir, atrodo, antram kėlinį turėjot su jais diskusijų, ar buvot nepatenkintas kažkuriais sprendimais? Tai be jokios abejonės, 2-3 sprendimai nesupratau, kodėl į tą pusę iš vis nuvažiavo į varžovų pusę, kodėl tos minutės nereikalingos visai iš vis, net nieko panašaus. Aš tikiuosi, kad jie teisėjai pasižiūrės video medžiagą ir priims sprendimų ir daugiau tokių dalykų nedarys, nes tai tikrai smūgis buvo mum. Tai 2 įvarčiai realiai iš nesąmoningų teisėjų sprendimo mano atžvilgiu. Šiandien Rolandas Aliukionis pelnė pirmą įvartį sezone. Kaip jam sekasi Pankose ir kaip naudinga ir koks vaidmuo yra tokio patyrusio žaidėjo komandai? Tai sveikinu Rolandą su pirmu įvarčiu. Tai tikrai jo patirtis ir jo kantrybė rungtynėse ir ant suolo ir jo patirtis tikrai atneša mum daug. Noris jo turėti vis daugiau ir tikrai gera diena jam. Gaila, kad mes netnešėm jam pergalės. Ir 3 žaidėjai iš Pankų buvo pakviesti į vyrų rinktinę. Ar mano tai geras įvertinimas ir kaip manot jie ką galės ten pasiekti ir kaip jiems seksis? Taip, geras įvertinimas, manau ir mūsų vienas iš vartininkų turėjo taip pat važiuoti, bet dėl kitų priežasčių negalėjo, dėl asmeninių priežasčių negalėjo važiuoti. Tai tikrai geras įvertinimas ir manau, kad vis tiek Hockey Punks, kaip bebūtų, rinktiniai prigamina žaidėjų. Ačiū.